Labai ačiū gerbiamas pirmininkas, Seimo nariai, kolegos merai. Ir galbūt norėčiau pradžiai dėmesį duoti savo buvusiam dėstytojui, Seimo nariui Šiauliečiui Stasiui Tumėnui. Vakar buvo spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena ir vakar buvo jo gimimo diena. Taigi sveikinu Stasį. Ačiū. Todėl šalia ir atsisėdau. Ja, ir bandysiu būti įdomus, nes žinot, kitaip Stasys užmigs. 22 metų rugsėjo 23 dieną šitoje salėje turėjome aktyvę diskusiją su tuometiniu Seimo nariu Stasiu Šedbaru, kuris dabar yra Konstituciniam teisme, būtent dėl šito įstatymo atsiradimo ir jo būsimos naudos žalos. Na, buvo akivaizdu, kad tas įstatymas bus priimtas nežiūrint, ką tu ten be pasakysi, bet pasakyta buvo, įrašas yra. Ir gal šitoj vietoj tik tai galima pasakyti filosofiškai, kad Stasys Šedbaras įrodė, galima pasakyti, Nyčės filosofijos kryptį, kad kalbos ir žodžiai tam tikrais atvejais yra viso labo kaukės, kai tu nori demonstruoti galias. Tai Seimas pademonstravo galią, priėmė sprendimą, nors tą sprendimą kvestionavo visi merai. Šiandien nuskambėjo labai įdomus pasakymas iš gerbiamo Richardo, kad merai skeptiškai vertina ir sako, kad blogas ar labai blogas. Tai žinokit, jūs priėmėt blogą ir tai buvo geresnė versija, nes kitas variantas buvo dar blogesnis. Jie skiriasi būtent dėl tarybos pirmininko ir ten dar dėl kitų niuansų. O gero varianto Seimas tiesiog negavo. Jis buvo sustabdytas. Geras variantas, kurį pateikė visi merai ir kur visi merai pritarė, jis buvo atkeliavęs pas Seimo pirmininkai ir tai yra faktas. Jie atnešė buvęs LSE vadovas Mindaugas Sinkevičius ir taip pat Šarūnas Vaitkus, kuris buvo jo pavaduotojas. Pozicija buvo labiau negu aiški. Kodėl merai sutiko vėliau LSE posėdėje pasirinkti tarp blogo ir labai blogo? Todėl, kad kitu atveju nebeliktų tiesioginių rinkimų ir tuom buvo gąsdinama. Kitaip tariant, merai sutiko ateiti prie skardžio, bet dabar nebesutinka būti numetami nuo skardžio. Va tokia yra dabartinė situacija. Kodėl ir yra gėris, kad šiandien diskutuojam ir čia yra gyvi aktyvūs merai, kurie bando ginti savivaldą, o ne kokią nors vietvaldą. Ir tai, patikėkite, yra gėris. Kai Lietuvoje merai nebegins savivaldos, tai reikš, jog mes turim labiau autokratiją ir labiau neturim savivaldos. Šiandien yra visai gera diena. Kaip ta gera diena susiformuoja? Atsakymas yra tiesioginiai rinkimai. Kadangi vyksta tiesioginiai rinkimai, meras nebegali būti pakeičiamas dėl daugumos atsiradimo ten vienokios ar kitokios, jis tampa stabilesnis, jis gali pradėti kovoti už savo savivaldybę ir aš tą dalyką būtinai linkiu kiekvienam merui, nes kitaip mes tiesiog prarasime Lietuvą. Tiesioginiai rinkimai turi turėti prasmę. Tiesioginiai rinkimai yra politinis procesas. Ir dabar bandydami mes iš mero padaryti vykdantį ir stumti lig administracinio yra logikos klaida. Jeigu neduok Dieve dar būtų įvykę, kad taryboje būtų atsiradęs tarybos pirmininkas, pas kurį iš tikrųjų atsirastų daugiau galių negu pas merą, tai visiškai meras būtų pastumtas į kamputį ir tiesioginiai rinkimai absoliučiai prarastų prasmę. Apie tai buvo kalbama 22 metų rugsėjo 23 dieną ir gerbiamas Stasys Šedbaras į tai neturėjo argumento. Jis argumentavo, kad kai kurie politikai eina į politiką remdamiesi 10 Dievo įsakymų. Nes aš tuomet jo paklausiau, jeigu jau meras tampa vykdančiuoju, vadinasi, eidamas jis negali turėti programos. Jis iš tikrųjų negalėtų turėti programos. Nes tik politikas gali turėti programą ir savo viziją, bendraudamas įvairiapusiškai ir siekdamas, kad ta programa labiau filosofinio pobūdžio, labiau politinio pobūdžio, labiau minties pobūdžio negu administracinio. Aš nesakau, kad meras neturi turėti administracinių gebėjimų, bet būtų visiška logikos klaida ilgainiui atvesti sistemą, kad meras yra visiškai vykdantysis ir visiškai administracinis, nes tada reikštų, kad Lietuvoje atsiranda ne savivalda, o vietvalda ir tai reikštų, kad tiesioginiai rinkimai tiesiog praranda prasmę. Aš jau praeituose rinkimuose per LRT ir Šiauliuose labai sąžiningai sakiau, kad aš neturiu turėti programos ir aš jos neturiu. Aš turiu savo komandos programą.
Ir mes pabandysime padaryti tai, ką komanda, ką politinė jėga, kuri yra už nugaros, yra numačiusi, o kadangi šita komanda mane deleguoja mero poziciją, tai aš tarsi turiu galimybę taip kalbėti. Nors iš tikrųjų tarsi ir neturėtų, nes meras turi atsiskirti ir būti visiems vienodas. Dėl daugumų mažumų visiškai keistas klausimas. Tam tikroje savivaldybėje gali susiformuoti dauguma, tam tikroje savivaldybėje gali nesusiformuoti. Kirkilo vyriausybę mes giriam dėl to, kad sugebėjo veikti mažumoje ir sakome, koks puikus pavyzdys ir tai yra normalu. Todėl, kad politiko mandatas yra laisvas. Ir čia viso labo vietos savivaldos įstatyme verta numatyti atvejus, kada susiformuoja dauguma ir kada ji nesusiformuoja. Tarkuoti savivaldybės ir gąsdinti tiesioginiais rinkimais tada, kai yra vykdomos visos savarankiškos funkcijos ir valstybinės funkcijos taip pat logikos klaida. Reikia atsigaudyti. Mano galva, absoliučiai bus būtina kalbėti ir grįžti ten, kur visi merai pasakė ir įteikė savo pranešimą Seimo pirmininkiai, tam aišku reikės gilių diskusijų ir supratimo, buvęs vietos savivaldos įstatymas buvo geras. Ir jeigu jūs dabar manęs paklaustumėte, ar šiandien meras įgijo daugiau galių, aš jums atsakysiu, meras savivaldybėje dabar tapo labiausiai pažeidžiamų asmenių, labiausiai nesaugių asmenių. Ir jeigu toks tikslas yra, tai tikslas yra pasiektas, nes šitaip merai gali būti užtildyti. Kadangi merai pasirašo labai daug administracinių dokumentų. Natūralu, tiesioginiuose rinkimuose išrinktas žmogus nebūtinai gaudosi administraciniam kodekse ir visuose teisės aktuose, tas netgi fiziškai yra neįmanoma. Ir jeigu tu neturi daugumos, tu vis tiek turi pasirašinėti, nes kitaip tu stabdysi procesą. Ką aš darau kiekvieną dieną? Aš pasirašinėju, nestabdydamas proceso, perskaitydamas pasirinktinai, kas trečią, kas penktą dokumentą, kitaip viskas stotų. Aš pasirašau administracinius dokumentus, politikas pasirašo administracinius dokumentus, kas yra vėl logikos klaida. Ištisinė grandinė logikos klaidų. Kaip aš galiu atsakyti už visą ūkį, jeigu mano administracijos direktorius negali turėti politinio pasitikėjimo pavaduotojo? Kaip? Atsakymas – niekaip. Jeigu buvusi sistema buvo tikrai labai sveika ir logikos, ir tarybos, ir bendradarbiavimo prasme, tarkim, mero pavaduotojai buvo tarybos nariai, tu galėjai turėti kiekvieną dieną diskusiją, politinę diskusiją, nes jie gali būti iš skirtingų partijų, kad priimti sprendimą ir taryboje tas sprendimas būtų tiesiog patvirtintas, nes tu turi nuolatinę diskusiją. Dabar šita nuolatinė diskusija yra dingusi. Tai gerai, kad mes Šiauliuose turim tą vadinamą daugumą, kuri ir nėra paskelbta, nes atsiskyrė 3 menininkai ir pasakė, mes nenorim. Ir jie atsiskyrė logiškai motyvuodami. Sako, kodėl tu priskiri žmonės prie raudono arba prie žalio mygtuko? Tegul visi masto. Vat yra klausimas ir tegul visi masto. Ir gaunasi labai įdomus dalykai. Nuo 15 metų balandžio 9 dienos dirbu, kaip tarybos narys nuo 11 metų, tada mes su Stasiu buvom dviesi opozicijoje, 29 buvo opozicijoje ir darė nesąmonės, reiškia, nuo 15 metų dirbu ir pirmą kartą turėjom, kai nėra paskelbta dauguma, kad už biudžetą balsavo visi. Aš supratau, kad žmonės, kurie pasiskelbdavo praeityje prie raudono mygtuko, jie tarsi įsipareigoja balsuoti prieš, nes tarsi jie opozicija ir jiem būtinai reikia balsuoti prieš. Ir laužėsi smegenis, žmonės pradėjo mąstyti, pradėjo teikti pasiūlymus, nes nėra jokio nusistatymo prieš jokį tarybos narį. Jeigu tarybos narys pasiūlo gerą sprendimą, jokio skirtumo, ar iš kokios tai daugumos, ar iš kokios tai mažumos. Taigi tu dirbi savivaldai. Ir sprendimas yra, visi balsavo už biudžetą. Bet paradoksą turime tą, ką sakė Anykščių meras. Opozicija labai skubėjo skelbti su opozicija, 1, 2, 3, opozicijos dar net nebuvo. Aš jiem uždaviau paprastą klausimą, kur jūs skubat, prieš ką jūs čia oponuosit? Taigi pradžioje leiskit pasiskelbti poziciją normaliai, turim, ką turim. Ir bandymą, žinot, visą tą konstruktą sakyti, kad yra blogai, kad nėra daugumos, yra tai, negalima taip sakyti. Reikia galvoti, ar yra vykdomos savarankiškos funkcijos ar nevykdomos. Viską galima išspręsti, jeigu iš tikrųjų norima išspręsti. Ir čia pagrindinis klausimas yra, ar norima išspręsti. Ar norima tiesiog eskaluoti ginčus, kurie yra beprasmiai ir kurie veda tiesiog į susipriešinimą. Aš manau, kad galime dalykus padaryti, galima padaryti klaidas ir galima tų klaidų išvengti.
tikrai nevertėtų mero dar labiau nustumti į administravimo pusę, nes tada žmonės nebesuprastų, kodėl reikalingi tiesioginiai rinkimai, tada tiesioginėse rinkimuose nebedalyvautų stiprų žmonės ir tada savivalda nebebūtų ginama. Kas įvyks, kai savivalda nebebus ginama? Ministrai, vyriausybė, Seimas nebesužinos problemų. Problemos bus nutilėtos, jos užaugs ir tada bus socialiniai sprogimai. Nereikia užsiauginti socialinių sprogimų. Nei vienas meras, nei vienas tarybos narys, kuris dirba savivaldai, niekada nedirbs prieš savivaldą. Ir reikia labiau pasitikėti savivaldą, labiau palikti rėmus pačiai susiorganizuoti. Nereikia nurodinėti kiekvienoje lūtėje, ką savivalda turi daryti. Šita diskusija, man atrodo, mums duos posūkį būtent į tokį mąstymą. Būtent į tokį mąstymą. Ne vietvalda, savivalda. Ir jeigu jau Seimas ryžosi auginti ir stiprinti savivaldą, pasakydama, kad tiesioginiai rinkimai yra geras dalykas, o tai iš tikrųjų yra geras dalykas, tai tą dalyką reikia tęsti, o ne gniuždyti. Dabartinis vietos savivaldos įstatymas, pasikartosiu, yra blogas ir tai buvo geresnė versija, nes kita versija buvo dar blogesnė. O gera versija Seimo nepasiekė. Ir jeigu mums pavyks kažkaip susitarti, kad gera versija pasiektų Seimą kada nors, aš tikiu, kad pavyks, tai mes turėsim visai kitokią perspektyvą. Lietuva susideda iš 60 savivaldybių. Nežinau, sėkmės mums visiems. Ačiū žodį. Ačiū. Aš to Stasy tau... Matot, kaip studentai subręsta.